Sveiki, brangieji. Šiandieną pas mane toksai, jau kaip ir pavėlavęs video, nes noriu parodyti jums savo dovanėlės, ką gavau dovanų, bet aišku, nauji metai baigės, kalėdos baigės, tai taip vėliau, bet dar sausis visai galiu parodyti. Mano manimu visai ne per vėlai bus, ne? Jeigu, žodžiu, jums dar ne per vėlu tokį žiūrėti, tai prašau pažiūrėkite. Visų dovanėlių aš jums neparodysiu, nes, kaip matėte, gavau labai daug staigmenėlių, dovanėlių, dėžučių įvairiausių, atsimenat, ir dėžių, ir taip, nuo draugių, ir galvoju, tuos, ką gavau, jau tų daikčiukų nerodysiu, o įdėsiu linkus apačioje tų filmukų, ką gavau prieš tai ir ką jau rodžiau per savo filmukus. O ko dar nerodžiau, vat parodysiu dabar. Irgi žiūrėjau, rinkaliojau, vaikščiau aplink ir gau, kad ko nors nepamiršt. Tai žodžiu, jeigu ką nors pamiršiu, tai labai atsiprašau. Kas atsiuntė man prieš kalėdas ten, ar kalėdų metu, ar prieš naujus metus, tai, kaip ir sakiau, visi linkai bus apačioje. Ir kaip sunkiai filmuojas. Kas dar? Oi, žodžiu, visus kitus rasite linkus apačioje, prašau. Pažiūrėkite, jeigu tų filmukų nematėte ir norite pažiūrėti, kągi dar gavau, nes ten buvo dovanų, wow, ir tikrai aš jų nesusirankiosiu, nes visur čionais jau jos išdėliotos, naudojamos, o kai kurios ir sunaudotos, nes daug skanumynų gavom, taip kad yra kaip yra. Žiūrim to, ko dar neparodžiau. Tai pirmiausia, ką gavau nuo Andriaus šiais metais, tai ko norėjau, mes susitarėm šiaip kaip ir nedovanoti dovanėlių, bet jisai visada, ką nors tam padovanoja man, aš labai norėjau elektroninės skaityklės ir štai jis man padovanojo elektroninę skaityklę Amazon Kindle, dabar jinai išsikrovus, tai taip rodo. Vieną minusiuką joje radau, kad kažkaip, arba aš dar nemoku naudotis, bet man atrodo, kad jinai neapsišviečia, pavyzdžiui, po kaldra, atsigulus ir užsidengus kaldrą, arba tamsoje aš jos negalėčiau skaityti, taip kaip knyga jinai. Be apšvietimo. O šiaip va yra ir tokia kaip, kas čia, klaviatūra, tokia klaviatūra, va, kad galiu ir į Google įeiti, visur kaip mažas kompiuteriukas, žodžiu, susiras knygų parsisiųsti, emailą ten, tai va, toksai užsirašy, kur ką reikia, žodžiu. Ir užrašavkė gali būti. Tai va, patenkinta, tik tai, sakau, vienas toks minusiukas yra. Bet šiaip patenkinta, labai norėjau, nes, kaip žinot, Anglijoje sunkiau, brangiau gauti tas popierinės knygas, tai kartais elektroninės knygos praverčia. Toliau, ką gavau nuo Edgaro, labai mane nustebino, tai pokš netikėtai ateina, sako, mama, čia tau, wow, senis šaltis. Žiūriu, wow, gavau kaip fainai. Taigi, ką gavau nuo Edgaro? Tai štai šias dvi pagalvėlės. Tai sakau, tokios mielos emojų. Fainutės tokios. Pralinksmino jis mane, nustebino, labai mielos. Sakau, dabar vat visada, kai sėdėsiu, background'e ten pasidėsiu jas. Kaip filmuosiu. Toliau buvo pas mane per šventę, per kalėdas atėjus draugė, nors mes ten ir sirgom ir ligoniniai buvom, bet vat tom dienom buvo draugė Laura, Laurencita mano, ir padovanojo dovanėlių man. Taip. Jinai irgi girdėjus yra, kai kažkada vaikščiom kažkur, kad aš labai dėmesį kreipdavau į tokius stovus, laikiklius, bižuterijos kokios nors, papuošaliukų. Jinai atkreipė dėmesį į tai, kad aš visada, reikės kada nusipirkti. Ir štai šiais metais jinai man tokią padovanojo gražuolę. Labai patenkinta, bet dar ją laikau maišelėje, todėl kad laukiu savo stalo kosmetinio naujo ir tada jau galėsiu pasipuošti. O dabar dar man jos gaila ant mano senos pintelės, ant senos komodos dėti. Labai džiaugiuosi. Taip, dar nuo jos gavau šiek tiek kosmetikos, 2 nagų lakus iš Mualux London ir Essence de Gel. Štai tokie. Su šitu jau bandžiau dažytis, tai žinot, tie blizgučiai po to sunkiai nusivalo, bet šiaip fainas, tokie blizgaliukai ir tokia. Su šita dar nesidažiau.
dažysios dar laiko, ane. Na, dar gavau nuo jos lūpdažiuką, štai tokį iš Makeup Revolution. Aš labai mėgstu Makeup Revolution, čia nebrangi firma, visko yra, kokybė gera ir man patinka. Ir nenusipirkau lūpdažio ir jinai sako, nu Evelina, nežinau, kitom panelėm ten dovanom perki Makeup Revolution lūpdažius, ten šešėlius ar ką, o sau nenusipirkai lūpdažio, kaip čia dabar, tai žodžiu, jinai man nupirko štai. Dažysimės, maliavosimės, dar atrodo, šitą net nesidažiau. Dar net nesidažiau, nu kažkaip sakau, kai retai dažausi, tai tie dažai pas mane taip stovi, užsistovi kartais. Taip, ir dar gavau nuo jos štai tokią kaukytę iš Garnier Skin Naturals Puree Mask, štai tokią kaukytę. Čia tokia dvi. Tai va, ačiū Laurencitai mano. Toliau, dar nuo vienos draugės Renatos gavo visą šeimyną, ten daug tų dovanėlių, tai jau jų nerodysiu, nes ten vaikai žaislai išsitampė, išsimėtė jau ten padaliam kai kurie, jau nėra kaip ir žodžiu, tai neieškosiu ten dalykiukų, žaisliukų, o ką man ir, nu kaip ir Andriui, ką aš gavau, tai štai tokį grožį, tararam, tikrai grožis, ne, tokia žvakydė. Ir čia žvakutės yra, dekščianai su akmenėliais. Sakau, va, kada pasidėsiu abrakadabra, kokį SMR filmuką sugalvosiu, ne? O šiaip tai man, va, prie žydinio, nu, ale prie žydinio, ten labai gerai stovisi, labai gerai atrodo, man gražu, patenkinta labai. Ir tokius, va, visokius mėgstu. Ir kažkada man irgi važiavo į Ispaniją, kur jinai atvežė man tą Zen Garden, kaip tą irgi labai patiko ir va dabar tokią žvakydę gavau, nu žiauriai, fainutė, ane? Taigi, ačiū mano Renatukui. Dar gavau, va, ko neparodžiau, tai dovanų nuo tetos. Mano teta gyvena, nu, mamos sesė, ne, teta. Mano teta gyvena Vokietijoje, nu, ir tai man kartais ką nors atsiunčia, taip mes su ja gerai sutarėm. Mažas pas mus metų skirtumas, tokios draugelės. Nu ir žodžiu, ką jinai man atsiuntė. Tai, ką nešioju, nu, kasdieną. Dabar iš tikrųjų kasdieną nešioju. Reikia užsimesti, bėgti. Tai štai tokia odinė striukytė. Tokia ne visai trumpa. Užtrauktukas, žodžiu. Vatinai tai man prilipo, užsidėjau ir prilipo. Nors ir man praeitais metais buvo viena odinė atsiuntus juoda, tai irgi taip prilipo, kad net ir vasarą, kada tik vėsiau ją dar užsidėdavau. Nu, šitos jau vasarą neužsidėsiu, nes jinai yra su pašiltinimu, štai su tokiu kailiu. Taigi, šita jau bus va dabar tik tai kaip tik. Ant sezono nešiosiu super, tikrai labai fainutė, minkšta odytė, nu, pasaka. Džiaugiuosi. Iš šmutkyčių, dar iš šmutkyčių, štai tokį paltuką, čia su tokiu kailiuku, užtrauktukas, ilgas toksai, čia yra, jeigu nori skeltukus prasisekti, ilgas, štai toksai paltukas, kai šalta, tai super, bet kol kas dar pas mus nei sniego, nei šalčių tų labai smarkių, tai nešioju tą odinę. O šiaip, jeigu atvės, tai va nebijau, turėsiu ką šiltai apsirengti. Paltukas striukytė, siliemenuota šiek tiek, kailiukų, fainas. Taigi, dėkoju tiotai. Na, dar, ką iš jos gavau, kaip ir šią bliuzelę iš Next, irgi jinai man atsiuntė, tokia, mat, tvarkingai, pasipuošti, užsidėti man patinka. Dar ką jinai atsiuntė, žodžiu, daug ko prisiuntė, bet aš ne viską radau. Taip, dar štai kojom tokie, aš jau tokius turėjau panašius ir žiūriu dabar dar jinai man atsiuntė, bet man dažnai tokių visokių atsiunčia. Tai štai tokie kojom, žinot, užsidėti ant batų, prie batų, štai kad apšiltinti blauzdas, tai fainučiai tokie.
Taip pat dar kailiuką štai tokį. Štai toksai kailiukas, ne sijonas. Tai yra štai čia tokia apykaklė. Užsidedi per galvą, čia susisemi, kada reikia, arba visur taip susiseminu. Štai tokia kailinė. Dar nuo jos gavau siuntinyje, įdėjo man Bobbi Brown knygą make-upo. Ir čia labai fainai, kad yra visokių makiažų, kaip dažytis, visokių technikų, visokio amžiaus moterims, pavyzdžiui, 10 grožio žingsnių bazė, kaip pagrindai, kaip ką daryti. Pagrindai, oi, krenta. Žodžiu, viskas tokia irgi labai faina. Skaitinėjau aš, vartinėja vaikai, tai baisu, kad nesuplėšytų. Vienu žodžiu, visko čia tokių la yra. Tai štai tokia knyga, bet dabar paėmiau ją, rodau, gavau, kad jau, man atrodo, ją rodžiau, taigi turėjau jau jos nerodyti. Nieko, antrą kartą. Ir ką dar randu čia ant greičio, tai dar taip pat nuo tetos, tai gavau štai tokį rankinuką, piniginę, klačą, nežinau, tokį nedidelį rankinuką. Tokia sunki rankenėlė, čia su užtrauktuku ir čia įsidėti. Tai aš kai ėjau čia, turėjau išeiti, tada tai su šitu rankinuku ėjau, tai įsidėjau kamerą, telefoną ir piniginę mažytę. Tai viską, ir veidrodėlį dar. Tai tilpo viskas čia kamera ir taip keli daikčiukai aplinkui telpa. Tai pats tas. Ir sakau, labai gerai bus, kada, pavyzdžiui, užsimesti per petį, ne? Ir varyti į klubą. Varyti ant tų rankinuko kažkur padėti, kad kažkas saugotų. Aišku, nežinau, kada klube buvau. Tai bet dabar, turiu rankinuką, tai draugės, ruoškitės, varysim į klubą. Reikia panešiot klube. Jeigu sakiau, kad tinka į klubą, tai kaip čia dabar, ar ne? Taigi, kas su manim varysit į klubą, ką? Dar taip pat norėjau padėkoti Loretai, gavau iš jos didelį maišą, tokį senio šalčio raudoną už durų paliko, įdėsiu čia nuotrauką, nes negaliu parodyti, jinai pridėjo visko, pridovanojo man naujam metam visokių bairių dekoracijų naujiem metam ir jie jau yra supakuoti ir padėti taip, kad jau negaliu dabar parodyti. Tiek tų dovanėlių, aišku, jų yra žymiai daugiau, bet kaip sakiau, kituose filmukuose išmėtytos, parodytos. Taigi dabar tik apsistojau ties to, ko dar buvau neparodžius. Taigi tiek daugiau ir neplepu. Ačiū už peržiūrą. Dėkui, kad esate kartu su manimi. Dėkoju už laikus, jeigu patinka, už prenumeratas ir susitiksim jau greitai kitose filmukuose. Iki!